Mažiausios pėdytės. Pasirodo, nusukau biškį ne ten. Labą rytą. Šiandien dar viena diena Dolomituose ir šiandien einu žygį. Oras biški rūkas, biški lynoja, bet rodo po pietų bus saulė, biški lietaus, bet panašios dienos visos, čia tas lietus galimas, o jo bus nebus, gali ateiti, greitai išeiti. Tai vakar važiavau mašinytę ir vis galvojau, kad šitas kalnas Pelmo mano tikslas. Ir žiūrėjau į jį tokiom akim ir negalėjau patikėti. Šitokia ola, per kurį ją galima įlipti. Ten jau reikia alpinistinės įrangos. O mano tikslas šiandien Civeta. Tai Civeta yra aukštesnė, yra 3 km 220 metrų virš jūros lygio. Dabar esam apie 1 400 metrų. Tai iš šitos vietos jis atrodo taip. Yra į jį 3 keliai. Vienas Via Ferrata. Iš šitos pusės pareinam ir užlipam į viršų. Iš šitos pusės irgi ateinam, užlipam Via Ferrata ir sulipam. O per vidurį ale normalus kelias yra. Bent jau visur rašo, kad jis normalus. Tai iš čia žiūri nieko normalaus nesimato. Sniegas ten ant viršaus, o ne. Tai nežinau, ar pavyks tokiom sąlygom užlipti jį, bet bent dalį bandysiu kažkiek tai sulipti, pažiūrėti. Pažiūrėsiu, kaip diena, ar jin išgražės, neišgražės. Jeigu tokia diena būtų kaip dabar, tai manau, kad nelipčiau. Tai bet rodo, kad diena pagražės. Tai bandau lipti, iki kažkiek sulipsiu. Jeigu ten viršui sniegas ir blogos sąlygos, tikrai nelipsiu iki pat viršaus. Tai pradedam judesį. Atvažiavus yra greitoji. Vaikšto medikai. Ir kažkam atsitiko matyti nelaimę. Sraigtasparnis laukia. Nuėjau gal porą kilometrų, nedaugiau, dabar jau turim geresnį vaizdą į kalnus. Priėjau kelio ženklinimą, nu ne vienas pavadinimas iš jų man pakol kas nieko nesaka. Tai labai gerai yra turėti žemėlapį. Ir dabar žiūrim, aš atėjau 5, 8, 7 ir dabar man reikia į Civetą, tai man reikia 5, 5, 7. Tai gerai tada. Imam 5, 5, 7. Aš maniau, kad mane meškos persekiojo tik Zakopaniai, bet kad Italijos Dolomitinėse Alpėse čia jų galim rasti, stengiaus vengti miškų, eiti tik tais
tokiam vietom, kur jau kalnai. Bet prie ženklinimą pasukau taku 557, ogi žiūrau tešlyniai, gražiausios pėdytės, meškutės. Tai čia jos irgi va keliauja. Va, kokios gražios pėdutės. Nu ir mes einam pažiūrėti, kur jos nuėjo. Pasirodo, nusukau biškį ne ten, reikėjo kažkur aikštelį pasukti kitą vietą, bet dėl šito vaizdo buvo verta. Labai graži vieta. Vejamės grafiką, šaunam atgal. Užlipau iki perėjos ir dabar čia keli susikerta keliai. Čia vadinasi Kol Grantas 1927 aukštis. Turi 197. Ir dabar iki Rifudžio Kaldai, tai čia reikėtų žemyn leistis 2 valandas 30. Rifudžio Torani, tai čia bus Rifudžias ant kalno viršaus bus 1. Ir iki viršūnės Civeta 3 valandas 40. Kadangi dabar turim 10 valandų, 3 valandas jau esu kelyje, tai visai normaliai, jeigu per 4 valandas sukilčiau iki viršaus, 10-2 valandos, tada grinai laikas pusiaukelį tik pat atgal. Tai jeigu čia neužsižaisiu be filmuojant, tai turėtų viskas būti normaliai. Sustoju tokie aikšteliai, galvoju, gal reikia pertraukėlę pasidaryti. Sazdelnin 2181. O tai reiškia, kad dar reikės virš kilo sukilti. Bet pakol kas judasi normaliai, prognozės pasiteisino, saulytė išlindo, piktų debesiukų nesimato. Tai biškelį atsigersiu vandenuko, gal kažką užkrimsiu ir judėsiu toliau. Pasižiūrėjau programytę, kad biškį šoną nusunkau. Tai ir į Rifudžio Kaldai, kuris yra prie Kaldai ežero takas, jisai eina dabar į dešinę. O mano via normalia eina į kairę. Tai va, šito normaliu keliu. Ir traukiu tolyn. Kažkovos biškį atvėso. Kaženiai išjungton ventiliatoriai, kur apačioj pursk. Jau 15 minučių. O čia vėdin labai. O, koks gūsis. Vėsiuko ora.
Pagaliau pasiekiau kalnus. Čia prasidės Via Normalia. Tai teks traukti įrangą ir kabarotis į viršų. Tai dabar atėjau iš apačios, iš kaimelio. Čia lipau, paskui lipau į viršų. Ten iki tų kaimų nedalipau, kažkur per šoną mes įėjom, gal iš ten. Paskui čia užlipom, ir buvo miškas, buvo akmenys, buvo sniegas. O dabar tadan Via Ferrata į viršų. Kas pakolkas smagiausia, kad nesutikau ne vieno žmogaus. Tai smagiausia taip. Kelis būtų smagu sutikti. Sutikau grupę, kuri nuėjo Kaldai per šitą kalną, perėjo ir nuėjo prie ežerą Kaldai. Tai jau pakolkas esu vienas, jokių garsų negirdžiu. Tai iš tos serijos vienas kalnuose, tu darai, ką nori. Sunkesni ruožai yra Via Ferratos elementai sudėti. Yra trosas, tai ten pačios smagiausios vietos. Lipi uola, įsikimbi į trosą, plius prisisegi apsaugai. Lipant žvyrais biški neramiau. Tai va. Tai tokiais takais reikia ateiti. Ir paskui tai žvyrais į viršų. O ten kur uolos, ten vėl bus Via Ferrata, tai ten smagu. Ir geras sukibimas, ir tai statai koją, tai ten įsikimbi pats geriausias momentas Via Ferrata. O tie žvyrai, tai man labiausiai neramu dėl žvyro.
jau tokia uola, nu kur niekaip žiūri, tų pakopų biški trūksta. Aišku, alpinistam čia vienas juokas. Purkšti vidų į viršų ir sušoka. Nu, bet aš irgi dabar kybau ant Marytės plauko ir sprendžiu dilemą. Ar varyti viršą, nevaryti. Tai nežinau. Du svarbus momentai, kuriuos aš praleidau. Tai į tokį sudėtingą žygį einant reikia būtinai prasinešti kažkam, kad kažkas žinotų, jeigu tu negrįžti, iškviestų pagalbą. Ko aš nepadariau, nes bijau gąsdinti namiškius su savo tokiais elgesiu. Tai va, tai niekas nežino, kad aš čia atsitikus nelaimė, aš čia pakipčiau ir likčiau kabėti. Tai ir esu vienas. Nėra palaikymo komandos. Tai manau, kad ties tą vietą ir baigsiu žygį. Pasidžiaugsiu, atsisėsiu, padumosiu. O, ir tik dabar pastebėjau, kad dangus keičiasi. Prieš tai kažkaip gražu buvo, saulutė. Jeigu užpils lietaus, tai čia labanaktis man ant tos vėjo feratas. Visados galima sugrįžti, kalnai nepabėgs, grįžti ne vienam, keliese, turėti gerą orą ir saugiai pasiruošęs. Kadangi oras keičias, vakare praneša lietų, tai dar viena priežastis, kodėl reikia baigti žygį, ką aš ir darysiu. Tai dabar laukia žygį žemyn, per žvyrus, per miškus. Nu, gal labai neužsivėlins ant tų meškų, nors neužsirausiu. Turime 1 valandą, su laiku dar suspėčiau, dar valandą turiu, kad grįžti iki tamsos. Gal net iš bėdos 2 valandas, tai iki to Raifūdžio sulipčiau. Bet kaip ir minėjau, kad aš tikėjausi, kad kažkas lips, kažkas bus, nes ten Lenkijoje, Zakopaniai, tai daug buvo tų žygeivių. Tai čia galvoju irgi išniūrais, tai prie kompanijos prisiklyjuosiu ir eisiu, bet esu vienintelis kalnuose, vienintelis lipantis į Civetą. Tai ir gerai, ir negerai. Gerai, kad nėra kamščių, tai vienintelis kamštis čia esu aš. Negerumas tas, kad maža kas atsitiktų, pakipčiau ant tų savo apsaugų, tai kai šašlykas aš čia kabėčiau, jei nesugebėčiau aš prisitraukti ar ką, tai ir viskas. Tai čia ateitų naktį sniego buvo viršui, tai ateitų čia tas minusiukas, nuliukas, ir viskas, aš čia nušalčiau pasikabinęs ant tų trosų. Tai negerai vienam eiti į tokį žygį. Pasidžiaugsiu dar biškį vaizdais. Vis tiek aukštis nemažas. 3 kilometrų nepasiekiau, bet paskui programėlė parodys, kiek aš čia pasiekiau aukščiausią vietą. Ką aš tenais pusės to kalną nepasiekiau, to plika kalną. Tai 1, gal kokie 2,6, 2,7. Gal 2,5 aukštis, sakykime. Bet tai gražus vaizdai atsiveria. Saulytė tai atsiranda, tai dingsta. Tie debesiukai vis piktesni daras, juodesni. Tai čia rimta priežastis, kodėl reikia sukti atgal. Tų priežasčių radau daug. Vis bandau save įtikinti. Viena mano dalis sako, varyk į viršų. Bet sveikas protas sako, come on. Stasy, come on, čia. Visi minusai. Iš 3 minusai. Oras biursta, esi vienas, niekam neprasinešęs. Come on, varyk žemyn, Stasy, varyk žemyn.
Ale kaip miestelis mažas apačioj. Kaimas visai mažas. Ten, kur aš išėjau. Tai va, sugrįžti reikės apie 8 kilometrus dar. Jeigu aš 6 valandas atėjau, apie 5 valandas, tai 6 būsiu, nu tai visai padori. Visai padori. Dabar reikia neskubėti, man šitas rožas žvėruotas labiausiai nepatiko. Tai pats nesmagiausias tie piltuvėliai tokie, kur ant žvyro gali paslysti ir paskui neužsikabinsi nei ką. O paskui ten jau balalaika visur. Svarbu meškos nesutikti. Viskas, Stasys leidžiasi žemyn. Varom žemyn. Nepatinka man tie žvyrai, kuriais reikia palei skartį leistis. Eiti. Nu, man tai čia pats baisiausias ruožas. Tie trosai tai yra palaima. Nu, bet čia tie žvyrai, tie skardžių, tai nieko gero. Atspėkit, akinkos nedirba. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nedirba. Biški dreba. Baisiausia man buvo praeiti žvyro ruožus. Tai čia, nu tie tai baisiausia. Aišku, ten, kur nesąmoningai jau tas trosas, viskas, nu suabejojau. Suabejojau savim ir suabejojau. Tada pagalvojau apie orą, pagalvojau, kad vienas esuka neprasinešęs ir visi minusiukai į krūvą. Tuk, 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 sutiksėjo į svarstyklės. Ir svarstyklės nulėmė, kad viskas gana. Ką tik nusileido vienas italiukas. Pagyvenęs žmogelis, be apsaugų, be nieko, sako, visai čia nesudėtinga. Ir jis va, tekina žemyn eina. Oho. Sakau, tu šiandien ar vakar? Jis sako, kad vakar išėjo, jisai refugią permėgo ir šiandien nusileidinėja. Jam čia nesudėtinga tiesa, jis vietinį žino. Nu, mano apsauga sudirbo, sako, kad gana, viskas. Tai pakuojamės daiktus ir opa, apvirtas žmogus. Jis, aš sakau, kad čia biškį per greit bėga. Nu, ir toliau pasiramstydamas. Nu, aš tiek nebėgsiu. Geras oras, viskas gerai. Žmogui nesudėtinga, su džinsiukais, atsipūtęs, greuna mano visus stereotipus apie alpinizmą ir apie žygeivius.
Nusileidom pro akmenų krūvą. Tai dabar per mišką iki tako. Ir žiūrėsim, gal biški kitų takų grįšiu, kad biški įdomiau gautųsi, biški lankstas. Saulutė kartais išlenda, pašildo, nors debesis jau žemiau leidžiasi. Jau dabar takas aiškiai matas, iš čia eina, čia iš šona. Ten vienas refuģas, kitas, o mums reikia žemyn eiti. Ir už šitos kalvelės lepės miestas. Liko kažkur tai 8 kilometrai, turim pusę 4. Tai nuo 4, 3 valandas dedam, neskubant, 7. Vienu žodžiu, galiu neskubėti, galiu varlinėti, galiu dar manau, pasuksiu į kitą taką, padarysiu lankstą, kai įdomiau, nes energijos dar liko daug, adrenalino buvo, dar gal neįsivaikščiu iki galo, tai dar prasižingsniuosim. Kelio ženklai jau sako, kad turim 1,808 aukštį virš jūros lygio ir sako, kad mums reikia į kairę sukti šito vieškeliu. Na ir dar prie šito sankryžą stovi pastatukas, tai rodo, kad atsargiai krovimo darbai vyksta. Tai šitas vargšas linealis va, iš ten gabena medžius turbūt, bet taip juokingai atrodo padarytas, per pagaliuką prilaiko. Jis yra apkabintas, jis yra apkabinęs šitą akmenį, tai jau čia rimta. Ir dar ne kartą iš čia apmazgotas, gal 4 kartus iš čia apmazgotas. Nu jau užmazgytas gerai. Už to akmens stebuklingas namelis. Nu va, taip vyksta statybos. Statybinė medžiaga taip ruošiama, mediena. Galvoju, kad čia avis, kas nors, o čia buliai ganos. Aha. Šalia taką. Nei gėdas, nei sarmatas. A kaip praeiti tako? Aha. Turim ten vieną taką, kur jaučiai ganosi. Čia turim sankryžą su arkliais ir karvėm. Nu, biškį jau žemiau esam. Iš čia parėjom. Tai kas belieka, į dešinę sukti. Bet man pažymėti 3 takai, kad galiai. Tai ten, kur buliai. Čia gal vienas. A tu karvė, tu bulius.
Karvytė. Madeiroj karvės irgi puldavo. Iš mano kalno nusileido juodas debesis. Tai dabar čia aš pradėjau Via Ferrata ir spėjau sulipti kokį trečdalį. Tai jeigu aš dar nebūčiau grįžinėjęs, tai aš būčiau rūke. Tai grįžtant vieną italą sutikau. Tiksliau jis nusileido. Biškį pasišnekėjom, persmetėm keliais žodžiais ir jis pasileido žemyn. Tai italas per 2 dienas vakar jisai sukilo, išmiegojo refuge ir šiandien nusileido pasišvilpaudamas. O mano optimizmas leido man manyti, kad aš per 1 dieną galiu viską įveikti. Šiaip gal ir įmanoma buvo. Tik aš išsigandau tų debesukų. Ir debesukų, ir kad vienas. Tai džiaugiuosi, kad nejau toliau, viskas teisingai. Ir einu, čia restoranas yra, gal gausiu kavos. Hello. Hello? Do you working? We are closed. Are you close? Yes. Oh. So sorry. Oh. Kadangi atėjau į restoraną ir paklausiau, ar galėčiau kažko gauti. Sako, mes jau užsidarė viskas. Tai jau supratau, kad kavos negausiu, tada grėbiausi gelbėjimosi rato. Sakau, gal alaus galima? Nealkoholinio. Taip, sako, prašom. Tai atsigersiu, pailsėsiu ir judėsiu žemyn. Nu ką, mano žygis eina į pabaigą. Man dar liko nusileisti žvyrkeliuku apie 8 kilometrus. Tai, kam patiko video, spauskit laiką, komentuokit ir iki kitų susitikimų. Iki.
Įdomu, koks čia ženklas. Nevaikščiot šito tako, tik tai dviračiams. Ha, aš irgi galiu kaip dviratis prasilėkti. Ha!